Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos fizinės reabilitacijos centras. Nuo ankstaus ryto kabinetuose suaugę žmonės regis užsiima nerimtais dalykais. Tuos judesius mes mokame iš prigimties, tačiau daugam tai svarbaus naujo kelio į savarankišką gyvenimą pradžia. Du jauni vyrai po juos ištikusių nelaimių, po visko, kas tik įmanoma ir padaryta neurochirurgų, buvo atvežti čia į reabilitaciją ypač sunkios būklės. Kaip patys sako, lovoje savarankiškai apsiversti negalėdavę. Buvo nelaimingas atsitikimas, nukritau beveik iš 2 metrų aukščio ant galvos. Ir iš karto supratau, kad lūžo kaklas. Atsijungė visas kūnas, gulėjau, iškvietė greitąją. Nuvežė į ligoninę, išoperavo. 7 valandas operavo, po to 10 dienų pragulėjau Lazdynuose, kol užgijo žaizdas. Aišku, buvo mintis tokios iš pradžių, kad viskas, gyvenimas baigėsi, aš nevaikščiosiu niekada, bet tai ta sena perėjo ir pasakiau savo, kad aš vaikščiosiu o po to pervežė mane į Santariškes į reabilitaciją. Ir pradėjo mane judinti viskas, pratimus daryti. Bet nieko negalėjau, tik galvą judėjau. Dviejų vilties ir kasdieninio darbo su savimi metai. Tai Artūro ir Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos reabilitacijos fizinės ir sporto medicinos centro reabilitologų darbo rezultatas. Čia Artūras praleido net 7 mėnesius. 2 metai, čia dar nedaug, manau, tokia trauma buvo. Ir iš tikrųjų nieko gero nežadėjo, daktarai, nusibosta tas pats per tą patį, nes pratimai yra tas pats per tą patį, galima sakyti. Reikia kelti koją tiek kartų, reikia kelti ranką tiek kartų. Reikia tikėti, net tada, kai niekas nebesitiki. Ši frazė šiandien skambės dar nesykį. Be tikėjimo, be pastangų, sako profesorius Alvydas Jocevičius, neįvyksta jokie stebuklai. Reabilitacija svarbus veikimo etapas. Regis atrodytų be stulbinamai brangios aparatūros, brangių vaistų. Žmogaus rankomis, specialių individualių sistemų būdais ir be abejo paties norinčio grįžti į normalų gyvenimą jėgomis. Stebuklas yra tai, kaip žmonės gali mobilizuotis, tiek specialistai bendradarbiauti, tiek pacientai, tiek artimieji. Va čia yra stebuklas, tas geras bendradarbiavimas suduoda tą stebuklą, nes gamta dėja yra tokia, kad stebuklų neįvyksta. Reiškia, per darbą, per kryptingą, tikslingą, koordinuotą veiklą visos komandos mažiausiai 7 specialistai dirba su pacientu. Reabilitacijos etape mažiausia. Plius artimieji, plius pacientas, plius visa eilė specialistų gydytojų mums reikalingi kaip konsultantai arba jų manipulacijos. Tai ir anesteziologai, ir neurologai, ir kardiologai, ir pulmonologai taip pat mums procese padeda organizuoti optimalią reabilitacijos programą. Tai, kad didžiulė pažanga vyksta visose medicinos srityse, automatiškai didėja darbų reabilitacijos specialistam. Kuo sunkesnis ligonis, tuo daugiau reikia reabilitacijos. Ir iš tikrųjų tai yra procesas. Ir visi turi gerai padaryti savo darbą. Chirurgai gerai laiku išoperuoti arba kiti specialistai diagnozuoti, sustabilizuoti būklę ir reabilitacijos specialistai atsakingi už tai, kad pacientas kuo greičiau grįžtų į darbą. Vilnietis Giedrius po baisios avarijos beveik 6 savo gyvenimo mėnesių nė neprisimena. Žino tiek, kiek jam pasakoja tėtis Romualdas. Ir medikai, vartantis jo ištvėrusio net 8 galvos operacijas, ligos istoriją. Po Giedriaus patirtos sunkios traumos medikai neurochirurgai svarbiausiai stengiasi išgelbėti Giedriaus gyvybę. Ir tik vėliau tapo aktualus klausimas, o koksgi bus tolesnis jauno vyro gyvenimas. Jie pasakė, kad trauma tokia didelė, kad jie net negali pasakyti kas, bet kad jis bus sunkus invalidas, tai jie šitą tvirtina. Prognozės tai tikrai buvo nekokios. Ir neurochirurgai, ir neurologai, ir kineziterapeutai aiškino, kad atvejis beveik beviltiškas, kad čia mes nieko gero nepasieksime. Giedriaus šeima nenuleido rankų. Jų netenkino perspektyva matyti sūnų neįgalų, nejudrų, nekalbantį, nevalgantį ir su artimaisiais susikalbantį tik akių mirksniais. Tėtis Romualdas, mokslininkas, žinojo, kad personalizuota reabilitacija gali padėti jo sūnui. Intelektas pas jį buvo išlikęs ir jis sąmoningas buvo, kai jis išėjo iš komos visą laiką. tą pusę metų, kol jis negalėjo judėti ir kalbėti. Tapau toks sąmoningas ir jau pradėjau suprasti tą situaciją. Tai jau atsirado tas noras ir užsispyrimas, kad viską pasiekti, ko aš noriu, ko aš tikiuosi iš tolesnio gyvenimo, ta prasme, koks aš noriu būti. Ir tai ypač man pasidarė
aišku, kai aš namie buvau, aš tada nekalbėjau, nerašiau, nevaikščiau, aš tik tai parašiau artimiesim, kad noriu vaikščioti, tai noriu kalbėti. Ir be abejo, reabilitacijos centras man labai padėjo. Jie tiesiog žinojo, kaip man padėti, ką daryti. Aš manau, tas mano darbas, užsispyrimas ir tai jų patarimai, tas jų darbas. Viskas sudėjus, ir gavosi viskas. Visa kita pas jį šuoliškai vystėsi labai greitai ir judėjimas, ir kalbėjimas, ir kitos funkcijos atsistatinėjo greičiau negu tai, kaip prognozavo gydytojai. Aš labai domėjausi iš tikrųjų tokiais atvejais panašiais į mano ir kaip žmonėm pavykdavo, ką pavykdavo pasiekti. Ir ta prasme, daugumai, ne daugumai, bet kai kuriem pavykdavo pasiekti labai daug. Ir sakykime, tos problemos, tos trūkumus, kur aš dabar turiu, išspręsti ir kažkaip, susitvarkyti visą savo gyvenimą. Susitvarkyti savo gyvenimą. Juk tai yra pradėti gyventi iš naujo, išmokti judinti pirštus, žengti pirmąjį žingsnį, nulaikyti šaukštą. Tai iššūkiai. Būtent tai yra didelė gyvenimo vertybė, didelis postūmis nepasiduoti. Esu dėkingas reabilitacijos centro gydytojams, kurie taip pat irgi sakė nenuleisti rankų ir dirbti. Dirbom kartu komandai su gydytojais, su Giedrium ir mums labai gerai sekėsi. Reikia pasakyti, tai, ką mes dabar turime, tai pranoko mūsų lūkesčius. Nes pagal visas prognozes tai turėjo būti blogiau. Jisai labai aukštų intelektų, jis už tai taip greit grįžta, nes mato, ta patirtis turėta. Jinai užprogramuota ir jeigu tu surandi tuos kanalus, tu gali atgauti. Iš tų stalčiukų suirusių perkelia į sveikus stalčiukus. Va dabar tas ir vyksta. Anksčiau žuvo ląstelė maždaug viskas. Dabar perima tą funkciją sveikos ląstelės. Kalbant apie galvos smegenų pažeidimą, čia aš norėčiau atkreipti dėmesį. Tikrai galimybės nervų sistemos persitvarkyti yra labai didžiulės. Giedrius pats domėjosi, kaip po tokių sunkių traumų padedama atsitiesti žmonėms pasaulyje. Tačiau sako supratęs, kad viskas, ką jis daro padedamas Vilniaus Santariškių fizinės reabilitacijos centro darbuotojų, yra tai, kas naujausio pasiekta pasaulio reabilitacijos srityje. Iš tikrųjų, reabilitacija yra jauna šaka, jinai realiai šiemet 20 metų sukanka. Šiuo metu mes keletą metų dalyvavome ES gydytojų specialistų šios šakos veikloje, matom kitų šalių pasiekimus ir galim pasidžiaugti, kad mūsų reabilitacijos specialistų pasiekimai yra visiškai adekvatus. Mes tikrai esam vidury Europos šalių tarpe pagal reabilitacijos paslaugų lygį. Mes neatsiliekam labai nuo kai kurių net ir toli pažengusių šalių. Reabilitacijos procese komanda yra reabilitacijos specialistas ir pats pacientas bei jo artimieji. Daliai žmonių reabilitacijos programa trunka visą gyvenimą, sako profesorius Alvydas Jocevičius. Palaikyti būtiną aktyvumo lygį kasdieną, kad išlaikyti funkcinius rezervus, kad jie gyventų kokybiškai ir ilgai. Tai labai svarbu. Pastarųjų metų moksliniai tyrimai tą parodo, kad negalima prarasti tempo, negalima sustoti bent 5 metus, jeigu jūs norit sugrąžinti atminties pažintinės funkcijas, mąstymą ir visą kitą. Reikia dirbti 5 metus, yra prasmė, nes galima gauti rezultatą. Jeigu kalba sutrikus, reikia dirbti 15 metų ir galima gauti rezultatą. Nes kažkaip anksčiau daugelis pabando pusę metų, negauna rezultatų ir nuleidžia rankas. Dar vienas labai svarbus dalykas – paties žmogaus kantrybė ir užsibrėžtas tikslas. Stebuklai, jei ir įvyksta, tai tik po ilgo, nenutrūkstamo proceso, vedamo vilties gyventi pilnavertį gyvenimą. Problema iš tikrųjų motyvacijos yra labai svarbi, nes mes matom, dalis ligonių grįžta po metų, jie gali funkcinių galimybių jau praradę. Kiti atvirkščiai pakilę, grįžta daug pajėgesni, nes jie tęsė programą namuose, buvo namuose šeimos nariai, kurie motyvavo, padėjo ir jie progresuoja, nes jie turi nuolat dirbti tam, kad kompensuotų tai, kad jie negali judėti tiek, kiek mes judam. Už tai jiems reikia papildomai dirbti. Čia ir yra sunkumas, kartais prisiversti reikia. Bet tai yra išgyvenimo kokybės klausimas. Kalbant apie tokias istorijas, reikia pasakyti, jog dabar 21 amžiuje, kai regis įmanoma viskas, ką įrodė mokslas ir kuo žmogui gali padėti progresyviausi tyrimo bei gydymo būdai, neurologijos ir chirurgijos technologijos. Tačiau vis dar esama neįmintų žmogaus galimybių paslapčių. Kartais žmogaus gebėjimai atsigauti, sugrįžti yra neįtikėtini.
Tradiciškai kai kurie sunkus ligoniai mūsų manimo jau nėra perspektyvus. Ir natūralu, kad studijų metais jiems neteko matyti reabilituotų sunkių ligonių, buvo kitas modelis, todėl jie netiki, kad tai įmanoma. Bet iš tikrųjų pastarųjų kelių metų darbai mokslininkų rodo, kad ypatingai galvos smegenų atveju tai plastiškumas yra fantastiškas iš tikrųjų. Perima funkcijas kitas sveikasis pusrutulis, ko anksčiau nieks netikėjo. Dirbant kryptingai galima atstatyti funkcijas ir išnaudoti nervų sistemos plastiškumą, atkurti gebėjimus ir mąstyti, ir protauti, ir veikti ir panašiai. Profesorius dar syk pakartoja, jog žmonės jokių būdų neprarastų brangaus laiko, jei dar įmanoma ką nors padaryti. Reabilitacijoje kiekviena diena, kiekviena savaitė brangi. Daugelis, pabrėžia jis, atsigavę po traumos nebetiki, kad jam dar galima padėti. O juk tos pagalbos galimybės yra labai plačios. Kineziterapeutas atsakingas už tą bendrą pajėgumą ir judėjimo galimybių atstatymą, tada ergoterapeutas už apsitarnavimą, užimtumą ir tokių kūrybinių procesų paiešką, kažko užsiimti papildomai, ieškoti, o ką galės pacientas daryti, jeigu negali grįžti į buvusią specialybę. Tada, aišku, psichologas, kuris dirba ir su pacientu, su artimaisiais ir su komanda, nes yra žmogus patekęs į depresiją giliausiai, reikia padėti jam iš ten pakilti. Tada yra logopedas, kuris padeda sutvarkyti kalbos problemas, tada yra socialinis darbuotojas, kuris padeda spręsti šeimai socialinės problemas. 26 specialybių gydytojai gali prisidėti reabilitacijos procese. Aš supratau, kad aš nevaikščiosiu gal taip jau kaip anksčiau, bet kaip nors. Ir man pavyksta, aš galiu su ramentais eiti, aš noriu mest vieną ramentą, eiti su vienu, po to mest kitą, eiti be, grįžti, būti sveikesnis. Aš tikiu, kad galima viską pasiekti, reikia tik tai norėti.